Alio. Labas vakaras. Labas. Ar su ponu Vaidu kalbu? Taip. Vaidai, čia Marius skambina. Tiesiog, nežinau, tiesiai šviesiai sakysiu, turiu mašiną Mitsubishi GT 3000 iš pervežta iš Anglų, man reikia, girdėjau, kad vairus perdėdė. Koks čia Marius? Koks Marius? Linkevičius. Ką? Linkevičius. Tai už kiek galėtum padaryti ir kur man ten ką privažiuoti? Kas tau davė šitą numerį? Kas man davė šitą numerį? Jo. Šarai, kas davė šitą numerį? Tai čia aš sužinau, ką aš man servisistas pasakė. Kur turbiną dėjomės? Ja. Nežinau, žinok, mes kažkur darėm kažkokį ten remontėlį tokį ir vienas patikino, sako, va, turiu tipo žmogų. Šitas suvirintojas, kuris turbinas. O koks jo vardas buvo? Ką aš žinau, aš nuvažiavau garažas. Vaidai, žinau, neatsimenam, o kas čia yra, ta prasme, apie gal rekomendacijas, kaip tu čia dirbi? Ne, aš taip darau savo tik tais. Ta prasme, aš dėl to klausiu, kas davė tai numerį. Žiūrėk, tai dabar kaip ten kainos, kiek ten ir kur man ten privažiuoti? Ne, kokios kainos, pirmoje eilėje nėra, kada yra kitų reikalų, supranti, darau, sakau, tik savo ir viskas. Sau? Ką jis sako, tik savo daro? Aš šiaip nedirbu, supranti, kad... Tegul padaro ir mums, pasakyk, kad normaliai sumokėsim. Jo, kur man dabar kreiptis? Nes mums reikia žiediniam varžybom, paaiškinkim. Ta prasme, mes, supranti, turim gerą aparatą ir aš tikrai nežinau, kur kreiptis, nes nebuvęs čia Lietuvoje tikrai ant metų ir... Nežinau, kur kreiptis, žinau, bet aš nieko negaliu padėti. Pažiūrėk internete, žinau, pilna, kas daro tuos vairus. Sumokėsiu tikrai, dvigubai daugiau, man reikia, supranti, staigiai. Dvigubai, ne trigubai, supranti. Paprasčiausiai nėra kada. Ko nėra? Nėra kada, nėra laiko. Taip, nėra laiko. Tai atsimk tos darbus, aš tau sumokėsiu tiek, kad per savaitę tiek neuždirbtum. Ne, nereikia, neatsimk nei ką, paprasčiausiai yra viskas. O ką, tu bėjai dėl legalumo ar? Dėl legalumo ar ką? Taigi čia viskas tyriai švariai, nieks čia nieko. Kokas viskas, supranti, nėra man laikas skaičiuotas už šios išvažiuoti iš Lietuvos ir viskas, supranti, turėjau dabaigt savo darbus ir tiek. Tai keistai, čia visi pinigus nori užsidirbti, tokie laikai Lietuvai ir tu čia taip kažkaip... Man jau gana. Tipo babkių turi, ne? Turi pinigų normaliai, sakai? Ne, daug aš žinau, kiek man reikia, tiek užtenka, kiek šeimą reikia išlaikyti, tiek gana. Supratau. Man daug niekad jų nereikėjo aš. Supratau. Nesu garbėtroš. O tai pasiūlyt kolegą kokią nieko neturi? Net nežinau, nes čia niekas jų, aš pats pirmas pabandžiau dėtis paprasčiausiai ir tiek, žinai. O kiek kainavo panašiai? Ką? Kiek kainavo tas? Jo, paklaus, kad mūsų neapgautų, kiek maždaug kainuoja toks dalykas. Ta prasme. Kiek kainuotų, pavyzdžiui, įsivaizduoju. Jeigu kažkas tai darytų mums. Jeigu darytų, aš net neįsivaizduoju. Aš nežinau. Pavyzdžiui, kam tu esi daręs, kokį mašiną? Esu daręs Passatą ir A6. Dviem Passatų ir dviem A6. Kokį sakė darė? Passatas ir A6. Sakyk, A6 kiek kainavo? Kiek A6 kainavo? Priklauso nuo komplektų, šiek kokią kainą gausi komplektą. Sportinį. Pasakyk sportinį. Sportinį, sakė. Kaip? Sportinį. Ne, aš tai tokio sportinį nelabai eina oda arba, supranti, tenais nuo komplektacijų, ar pilnas salonas, ar nepilnas salonas. Jeigu pilnas gražus salonas 4000 eina salonas ir 3000 kažkur gaunasi darbas. Tai aš 14 moku man padaryk. Ne, aš nedarysiu. Paprasčiausiai, supranti. Supratau. Tai ką, tai ačiū tau tada. Jo, prašom. Davai iki. Matai? Šunuolis. Užsibrėžęs tikslą. Tai reiškia, jisai daro tik tai savo, arba tiesiog mumis nepasitikėjo. Nepasitikėjo, aš manau, jis tikrai mumis nepasitikėjo. Savo... O tai negi čia toks labai, tipo, bjaurus ir negražus dalykas? Įdomus, galima iš tikrųjų pasidomėti. Žinau, kad eksploatuoti tokių automobilių pas mus nelabai galima, man atrodo. Taip, bet... Ir neregistruoju, bet va čia reikėjo pasidomėti, kas čia dabar gal nelegalus dalykas kažkoks yra. Oho. Matai, jeigu taip labai taip čia paklausi, iš kur mes čia gavom. Atsargiai čia. Ir taip atsargiai jisai sureagavo. Bus matyti.